Per šį malūnų tiltą dažniausiai išeinama iš užupio. Išvažiuojama, paliekamas užupiamis. Užupis atsisveikinama ir patenkama į miestą Vilniaus, Lietuvos Respublikos. Čia dar galite rasti vieną kurkodą, kuris nuves jūs irgi į kitą vizualinį pasaulį, kurio dar čia nėra. Vizualikoj dar neįsikūnijo, bet per šitą slaptą įrenginį jūs patenkate į virtualią realybę. Taip kad ir įsivirtualinkite. Ir tada pamatysite Vilnelę, didelis potvynis, vanduo buvo pakilęs aukštai ir atrodė, kad apsems visą šitą krantus, nuneš užupio meno inkubatoriaus skulptūras. Bet nieko nenunešė, tik parideno akmenis dugnu. Ten daug ir plytas, ten daug akmenų, plytų, kuriuos anksčiau Marius statydavo į bokštus ir jie stuksodavo ten vidury upės tėkmėj. Užsiėmęs kitais gyvenimo polėkiais. Bet bokštai yra virtualioj realybėje. Per čia galite, aišku, ir užeiti į užupį. Visą laiką išeidinėti, o užeidami pateksite į Tibeto skverą. O Tibeto skvere yra maldų malūnas ir čia jau kita istorija.